Prisistatykit, Andrėjau. Esu Andrėjus Ibakovas, man 52 metai, turiu 3 vaikus, turiu magistro laipsnį, baigęs esu Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą ir tarptautinę verslo mokyklą Vilniaus. Ir ką veikia dabar? Šiuo metu aš dalyvauju rinkimų kompanijoje. Taip. Ir kodėl aš einu į rinkimus? Todėl, kad noriu, kad mes visi žmonės, kurie myli Lietuvą, kurie nori, kad jų vaikai čia augtų, kurtų šeimas, gimdytų vaikus, aš noriu pakeisti šitą šalį į gerą pusę. Tai visi šito nori, tarkim, kiekvieną savį, tarkim, bet žiūrėkit, aš kiek mačiau, jūs ten labai įdomią tokią mintį iškėlėt, kad, tarkim, kad Lietuva turi grįžti gal prie savo nacionalinės valiutos, tarkim, ar ne, ar... Dabar pasaulinė krizė artėja ir jinai bus, aš manau, didžiausia, net perspjaus ir ten 28 metų krizę pernai praeito amžiaus. Tai o kodėl? Taigi vėl paleis spausdinimo, tas mašinas vėl prispaudins tų eurų ir vėl jos įlies ir vėl visi bus laimingi, tarkim, aišku, kainos sukils, bet kodėl tai nebeveiks? Tai neveiks todėl, kad prasidės protekcionizmas. Dabar jau yra pirmi požymiai. Jeigu žinote, neseniai Britai įvedė tokį pat dalyką kaip ir amerikiečiai ESTA. Dabar tu galėsi tik tai nusipirkęs vizą įvažiuoti į Didžiąją Britaniją. Į Britaniją reikia dabar vizos? Reikės vizos elektroninės, tokios kaip į JAV. Taip. Ir aš manau, kad dabar pradės visos šalys, apsisaugodamos nuo krizės, blokuoti žmonių srautus, piniginius srautus. Aš manau, nes variantas, kad gali vokiečiai grįžti prie markės, nes yra labai daug nepadengtų pinigų. Ir, sakysim, jeigu plūs į rinką, paprasčiausiai gali būti, kad kepaliuką duonos pirksi už 10 eurų. O vakare už 20? Nu, vakare ne, bet kitą savaitę už 20. Jeigu skaitėt remarką, ten juodasis obeliskas, tai hiperinfliacija. Čia Veimaro Respublika, aš manau, gali būti lygiai toks pats variantas. Ta prasme, kad viskas remiasi, visa ekonomika, pavyzdžiui, per COVID, tarkim, tai pinigų masė, kad, tarkim, buvo uždrausta žmonėm dirbti, tačiau pinigų jie visi gavo, tarkim, tokia įdomi situacija. Ir matot, šita krizė bus sukelta ir aš manau, kad dabar tie jaunuoliai, kurie dirba ofisuose, paslaugų sektorėje, ten, sakysim, nuotoliniu būdu, jie turėtų pagalvoti apie savo išlaidas. Jie neatsimena 2008 metų krizės. Sakysim, galbūt jų tėvai prašoko juos, bet dabartiniai 30-mečiai, 35 metų pasiėmė kreditus, jie gyvena iš vartojimo, jie perka mašinas leasingu, bet reikia sustoti ir pagalvoti, jeigu tu negausi pajamų, iš ko tu šitą gražinsi? Iš ko? Iš tėvų? Nu, tėvam gali būti irgi sunku. Todėl siūlyčiau peržiūrėti savo išlaidas jaunimui ir pradėti taupyti juodai dienai. Bet tai kodėl ta krizė neišvengiama, tarkim, vis tiek, tarkim, aš taip atsakymą ar neišgirdau, tarkim? Sakysim, yra tam tikri požymiai. Pavyzdžiui. Paskutiniai duomenys iš JAV. Bankai paskelbė antro ketvirčio duomenys, tai šiai dienai nesusigrąžinamų kreditų JAV yra sukaupta 513 milijardų dolerių. Kai prasidėjo 8 metų krizė, šita suma buvo 7 kartus mažesnė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad burbulas yra išpūstas ir kad finansistai, tie rykliai, pasiruošę vėl šitą išbuožinti vidutinę klasę. Ir, sakysim, pavyzdys, pavyzdžiui, tu pasiėmęs kreditą už 150 000 eurų, moki ten 20 metų, ten įmoka tavo 1000 eurų, tu netenki darbo, tu negali mokėti. Tu ateini į banką ir tu sakai, čia man reikia gal atidėjimo padaryti, bankas sako, gerai, tvarkoj, bet tau bus ne 4% palūkanos, o 6. Ir tada pažiūri, kad tavo būtas jau ne 150 000 vertas, o 100 000. Ir jis tai prašo tada papildomą užstato.
Tai arba tada reikės tėvų pagalbos, arba reikės susispausti ir gyventi kažkur nuomojamam bute jau Taip, prastesniam supratau. rajone. Ta prasme, kad iš esmės Lietuvos ekonomika, tarkim, iš esmės viskas remiasi irgi tuo bankų kreditavimu, tarkim, ne, kad kažkokio tai didelės vertės, tai čia šitą Lietuvoje ekonomikos nėra, jinai nesukuria, tarkim, kažkokios tai didelės labai vertės. Ne? Lietuvoje labai gerai išvystytas yra paslaugų verslas. Sakysim, Danske bankas, jie, pavyzdžiui, aptarnauja Daniją, visą Skandinaviją. Bet kas gali paneigti, jeigu neteis diena Z, taip liaudiškai, atvažiuos, įsipjaus serverį, į DHL lėktuvą pastatys ir išsiveš į Daniją. Ir pastatys. Ir ten toliau dirbs Danai. Kur visa šita masė žmonių Lietuvos eis dirbti? O, sakysim, tokių centrų yra daug. Ir pavyzdys, jeigu atsimint, buvo AIG, draudimo kontora pasaulinio lygio. Jinai per 3 dienas susitvarkė, atleido 130 žmonių ir viskas. Jo, taip. Tai kokia išeitis, tarkim, ta prasme, aš kaip supratau, jūs siūlot grįžti prie nacionalinės finansų politikos. Aš manau, mes būsim privesti grįžti prie šito. Kad, ta prasme, laimės tas, kuris pirmas grįž atsisakys to euro, ne? Žinot kaip, sakysim, nereikia bėgti prieki traukinio, bet, manau, pasiruošti tokiam scenarijui būtina. Mes turime gerų ekonomistų, tokių, kurie tikrai galėtų, sakysim, užimti pirmasias vietas. Tiek Margarita Starkevičiūtė, tiek Stasys Jakeliūnas. Net galima ir, pavyzdžiui, Eugenijų pakviesti Maldeikį, sakysim, žmona su sūnum griauna šalį, tai jis, kaip sakant, morališkai galėtų padėti. Sakysim, Lietuvai reikia pradėti ruoštis ir daryti planą Z. Jeigu kažkas atsitiks, reikia protekcionizmas. Sakysim, žiūrėti grūdų išvežimą, kontroliuoti. Sakysim, sukurti kažkokias saugyklas, kad Lietuva turėtų minimum 3-4 mėnesiam šitų atsargų. Dabar praeitą savaitę Ukrainos miltų pramonės asociacijos atstovas pasakė, kad pas juos grūdų maistinių liko tik tai 1 mėnesiui. Šalis, kuri užsiminėdavo grūdų eksportų, turi tik tai 1 mėnesiui. Sakysim, šiemet Prancūzijoje buvo ypatingai žemas produktyvumas. Jie stabiliai rinkdavo 30-35 milijonus tonų. Šiemet surinko 25. Jie neeksportuoja į Šiaurės Afriką. Dabar šitą rinką užima Rusija. Sakysim, reikia žiūrėti savo žmonių. Reikia pradėti galvoti, sakysim, apie tam tikrų maisto produktų kainų reguliavimą. Minimalaus kažkokio išgyvenimo krepšelio kūrimą. Reikia šitam ruoštis, nes jeigu mes ateisime ir bus viskas blogai ir mes būsime nepasiruošę, Lietuvoje gali būti tokia baisi situacija. Ne, bet tai žiūrėkit, bet krizė prasidės nuo ko, tarkim, dar su mane, kad dabar bankai yra išpūtę tą burbulą, tarkim, kainos yra sukimus. Šitą sprendžia, kai sako, jeigu žinočiau, kada ir kaip čia. Žinoma, tai jo, bet čia galime kaip šamanais pabūti, biškai žinai. Šamanai tai toks variantas, aš nežinau, kas bus tas šios krizės Lehman Brothers. Taip. Aš kažkodėl linkęs manyti, kad tai gali būti Bank of America. Jisai top 5-ukė. Buffettas neseniai pardavė visas akcijas šito banko. Jeigu toks žmogus, toks ryklys pardavinėja akcijas, reikia pagalvoti, kodėl jis jas pardavinėjo. Ir kodėl jisai išėjo į grynus pinigus. Tai reikia žiūrėti į kitus. Sakysim, ką aš siūlyčiau, kaip šito apsisaugoti. Reikia suteikti, pirmą reorganizuoti, paskui suteikti ypatingas galias, pavyzdžiui, valstybės kontroliai, kad jinai padarytų finansinį auditą visų išlaidų, pajamų, nes nepaslaptis, kad yra prisisteigę tiek viešų įstaigų, kad neaišku, kuo jos užsiminėja, o biudžetai yra milijoniniai. Ne, tai jos medžia pinigus, ko jos užsima, plauna pinigus. Taip, tai reikia, sakysim, kad būtų padarytas auditas ir pasiruošta. Aš
nenoriu būti blogas pranašas, bet geriau ruoštis blogam ir negu Negu, nesiruošti. jo. Tai o litas, kiek jisai padėtų, tarkim, ar ne, šitoje situacijoje? Matot, litas padėtų apsisaugoti nuo piniginių srautų, kurie plūsteltų iš kitų Europos valstybių. Sakysim, jeigu pradėtų įsivedinėti savo pinigus kitos šalys, tai mūsų užplūstų šitie pinigai. Ir sakysim, o jie žiūri... Ne, bet čia suprantat, jeigu bent viena šalis įsivedė savo nacionalinę valiutą, tai amen, tarkim, eurui. Tai jo, bet, sakysim, mes nežinom šito scenarijaus. Tai todėl geriau pasiruošti, sakysim... Ne, bet tai automatiškai euras netenka bet kokios vertės, tarkim, aš taip suprantu, tarkim, ar ne? Nes tai būtų kaip grandinė reakcija. Ir JAV doleris gali netekti savo tokios kaip valiutos, kurie kaupėsi atsargos šalių. Bet su euru yra labai sunki situacija. Aš nežinau, kaip šitą komentuoti, kaip kas gali būti, bet... Iš esmės, euro dabar yra, kaip, viskas Europos Sąjungos politika yra, kad mes prispautinsim kuo daugiau eurų tiesiog pagal amerikonišką modelį dirba, kad, tarkim, kad moka, iš esmės gyvena į skolą. Sakysim, į skolą, kas skolins? Sakysim, šiai dienai Lietuva yra jau pasiskolinus 54 milijardus eurų. Per metus skola 6,5 milijardo padidėjo. Mes ir taip gyvename į skolą. Mes gauname dotacijos iš Europos Sąjungos. Sakysim, čia kas per metus tiek pasiskolinom. Mes gyvename į skolą. Ir, sakysim, aš labai nepavydžiu jaunimui, kuris gyvena, sakysim, child free, tokią politiką. Aš gyvenu savo malonumą. Jie dabar pensijas moka dabartiniam pensininkam. Bet aš, pavyzdžiui, man 52 metai, bet aš nesitikiu, kad valstybė man mokės pensiją. Todėl aš, sakysim, turiu vaikų, aš investuoju, aš stengiuosi, kad jie gautų gerą išsilavinimą ir, sakysim, tai bus mano pensija. O tie žmonės, kurie gyveno hedonistiniais tokiais tikslais dėl savęs, tai aš manau, jie sulaukus pensijinio amžiaus bus labai nustebinti, kokios sąlygom jie turi gyventi. Bet gal viso to neįvyks, tarkim, gal Evrosąjūzas toliau klestės, tarkim, ar ne? Kaip? Skaičiai rodo, Vokietijos ekonomika per metus 7 procentus griuvo. Sumažėjo, tarkim. Bet čia iš esmės sumažėjo dėl to, kad išaugo žiauriai kainos visos, tarkim, Tai gerai, bet jie neturi nei žaliavų pigių, energijos neturi, atominės elektrinės uždarytos. Tiesiog atrodo, kad jie patys darė viską, kad savo pakenkt, tarkim, ten tų žaliųjų vyriausybė, ten visiškas nesąmonės pridarė. Matot, žalių vyriausybė, čia vieša paslaptis, kad tai yra sorošiniai projektai, nes iš pat pradžių jie kovojo prieš atominį ginklą, čia Peršungus, kai bandė Vokietijos statyti, taigi buvo kokios mitingai, ten viską. O dabar žalieji patys siūlosi, patys raunasi. Tai čia kaip. Sakysim, labai didelė problema, kad šalys neturi suverenito, kaip elito suverenaus. Taip. Ir, sakysim, elitas dirba kažkokiam dėdį. Šiandien dėdė JAV, kitą dieną dėdė Didžioji Britanija. Briuselis koks nors, tarkim, iš esmės, bet jie nedirba savo valstybėje, tarkim. Ne, tai yra problema. Bet, kaip, sakysim, žiūrim tokį variantą, kad Lietuvoje čia viskas blogai, šitas elitas išvažiuoja su pinigais į užsienį, ten turi sąskaitose, turi nekilnojamą turtą. Ir, pavyzdžiui, kas skolina Lietuvai? Gal State Streetai, gal kokie nors Black Rockai, visos šitos super... Kas superka obligacijas, aš nežinau, reikėtų pažiūrėti ten kažkokią tai... Tai matot, kai būsim Seime, gal mums parodys, kas ten, sakysim, yra... Oficialiai dabar galima gauti tos duomenis, tarkim, nes ten... Bet ten pakankamai nebrangiai, tarkim, jie ten skolinasi, man atrodo. Kol kas. Prancūzai jau pradėjo skolintis dabar su 3 procentais. Tai jeigu Prancūzija aš manau, yra rimčiausia ekonomika Europoje. Sakysim, šalis, kurie tikrai turi pramonę, turi kosmosą, turi... Jo.
turi kosmosą, turi šitą aerobusą, turi visas šitas galimybės, už tokius pinigus skolinasi. Tai mes skolinsimės, aš manau, kaip ir per 8-9 metų krizę, bus ir 9, ir 10, Ir ir 12. 10 jo. O tada paskaičiuokit, jeigu mūsų skola 54 milijardai, tai mes turėsim grūbiai 5-4 milijardus į metus Vien mokėti vien palūkanų. palūkanų. Nu tai čia kaip Amerikose, kad iš esmės jie Jo, viskas eina vien tik palūkanų mokėti, visos pajamos. Dabar labai įdomus duomenys yra. Vat pas juos baigėsi finansiniai metais rugsėjo gale, tai šiai dienai jie vat per 11 mėnesių yra išmokėję palūkanų 1 trilijoną apie 90 milijardų dolerių. Tai yra didesnis negu Pentagono biudžetas. Tai reiškia, bus Pentagono biudžetas apie 300 milijardų mažesnis negu išmokamos palūkanos. Ir kiek tai gali vykti, tai čia vienas dievas žino. Bet tai žiūrėkit, ar čia vyksta viskas stichiškai ar pagal kažkokį planelį, tarkim, ta prasme, kas yra tas režisierius, kuris visą tai, ar čia natūraliai, ta krizė artėja, ar čia yra viskas pagal planą? Aš manau, režisierių gal ir buvo, bet jie dabar nebevaldo situacijos. Aš manau, dabar jau viskas išėjo, nes, sakysim, tas iždo FRS vadas Paulas sumažino palūkanų normą 0,5%. Nors infliacija nemažėja. Aš įtariu, kad yra 2 scenarijai – baisus ir dar baisesnis. Baisus tai, sakysim, toks, kad bus visų rinkų krachas ir bus... Įves jie skaitmeninius tos pinigus, tarkim, ir visi gaus tas basic income, Gali būti, bet, sakau, nuleis visas rinkas, kaip visada, tie, kurie bus turtingiausi, taps dar labiau turtingais, tie, kurie, sakysim, žaidžia akcijų rinkoje, ten repo sandorius turi, tai jie bus nuskurdinti. Toks variantas galimas, bet aš linkęs, kad bus paleista hiperinfliacija. 2-3 metus bus paleista hiperinfliacija, kuri... Nurašysiu visas skolas, tarkim, ar ne? Taip, bankai, sakysim, tie, kuriems leis pasilikti, jie, sakysim, iš to irgi uždirbs, nes, sakysim, jie skolins už didelius pinigus, atiminės turtą. Čia eilinė, sakysim, schema, kaip vidutinės klasės nuleidimo ant žemės. Nes hiperinfliacija, tai aš kaip supratau, tikslas yra, ta prasme, kad iš esmės tai... Tie, kurie 90-aisiais gyveno Lietuvoje, šitą viską atsimena. Tai prisiminkit, kas gyveno tais laikais. Jau pamiršo visi, tarkim, čia daug metų praėjo, tarkim, panašiai kaip Vokietija buvo ten 30-metį. Jo, 3. Veimaro Respublika. Tai galima, sakysim, kai bus laiko, tamsiais rudens vakarais paskaityti Remarką. Jo, tiek 3 draugai, tiek Juodo obelisko, jo. Ten labai gerai, jo, viskas aprašyta. Nes, iš esmės, tu nieko negali pakeisti dabar, ne? Ta prasme, kad... Principė dabar ne. Sakysim, jeigu nebūtų tai baisu, tai galėčiau pajuokauti, kad reikėtų nusipirkti popkorną, užimti geriausias vietas ir žiūrėti, kuo tai baigsis. Bet aš manau, nukentės visi. Nes, sakysim, tie, kaip planuotojai, tie, kurie valdo, sakysim, finansinę sistemą, aš manau, jie atsikratys labai daug vidutinės, aukštesnės grandies menedžerių. Ir mes sulauksim, aš manau, čia toks juodas humoras, bet bankininkų lapkričio. Tai kai bankininkai krenta iš dangoraižių. Tai buvo 2008 metais, 2015. Aš manau, artėja... Jo, bet tai automatiškai supranta, tarkim, su to finansiniu krachu automatiškai kyla visokios kitokios ten katastrofos, ten visokie konfliktai, ten neramumai, socialiniai maištai, visokios ten kraujas liesis laisvai, kitaip sakant, ar ne, kaip sako? Taip, visada per karus viskas šitas išeinama iš krizių dažniausia. Ir tai yra baisiausia. Todėl, dėl ko dar aš ėjau su Eduardo Vaitkaus sąrašu. Todėl, kad aš manau, kad šitas žmogus mus gali išvesti iš tokios spiralės, kuri užsukta ir kuri kyla į viršų
Aš nenoriu vieną dieną pabusti nuo, kai sakoma, nuo atominio grybo. Mhm. Ne, tai jau nebepabūsit, jeigu bus grybas Ne, jau. ne, pabusi ir Ir užmigsi. ilgam jo. Jo, tai jo. Nes vakar ar užvakar, kada čia buvo, Rusija oficialiai jau paskelbė naują doktriną. Jo, kad gali pirmą smogti, tarkim. Jo, jeigu jinai pamatys, kad ją smogė neaiškus ginklai, jie gali per vietinį smūgį. Ne, jeigu, kaip ten palaukit, jeigu jiems smogia ten ne atominiam bombom, tai jie Jo, gali bet, atsakyti atominiam. Jo, tai aš biškį ramus dėl to, kad, sakysim, pirmas gal miestas, kuris nukentės, bus Ramštainas, bet nuo to man tikrai nekės. Jo, mes irgi gausim savo Mes dalį, tai gausim, tikrai jo. Supratau. Tai bet kodėl Vaitkus, tai jisai kažkaip sugebės rasti kelią, kad, išlaviruot tarp šitų Amerikos ir Rusijos? Matot, man labai patinka Vaitkaus pozicija, kad jisai stengiasi nuslopinti eskalaciją. Tai sakysim... Jo, kalbėtis, tik tai reikia kalbėtis. Aš galvoju, kad jis labai myli savo anūkus ir kad jie anūkai irgi labai myli. Bet jis iš tų senelių, kuris, kai sako, duoda savo dėmesį, bet tuo pačiu yra ir reiklus. Sakysim, reikia ne tik būti geram, bet reikia būti reikliam. Tai sakysim, mes turim tapti reiklus savo, kad neišprovokuoti jokių karinių veiksmų, bandyti susitaikyti, bandyti rasti kažkokius kompromisus ir toliau gyventi, kaip gyvenam. Ne, tai aš sakau, tuose debatuose man įstrigo netgi Šimonytė. Tai Vaitkusgi sako, ten susirenkam, visi ten padarom, ten visos pusės ir visi deramės, žinai. Tai visi ten tie, Šimonytė ypatingai, kokia nesąmonė čia kalbėti su Putinu, taigi jie ten ne žmonės ir taip toliau, tarkim, žodžiu, kad kalbėtis jie atsisako. Ta prasme, kad tai yra kelias į niekur, jeigu tu atsisakai kalbėti su bet kuo. Žinot, čia yra juokinga situacija tame, čia kaip, sakysim, šuo neklausia blusų, kuris eis. Blusos gali įkasti, bet ne jos sprendžia, kur šuo eis. Čia bus, manau, susitikimas tam tikrų galybių. Indija, Kinija, JAV, Rusija ir jie susitars. Ir sakysim, kada jie susitars, tada mes tą sužinosim. Sakysim, dabar jeigu lygint su antru pasauliniu karu, dabar situacija, kad baigėsi Stalingradas, bet dar nėra Teherano ir nėra susitarimų. Teheranas bus, sakysim, aš taip galvoju, tikrai po rinkimų JAV, tada atsisės žmonės pradės kalbėtis, o kai sako, ta perkeltinė, ta naujoji Jalta, aš manau, bus po metų dviejų. Tai kažkaip reikia išgyventi, kad pasistengti, kad nekiltų karas iki lapkričio, ne? Kiek čia nebedaug liko. Šitą, kai aš nežinau, kuris pasakė prieš pirmą pasaulinį karą, kažkoks iš politikų. Nieks nenorėjo karo, bet karas buvo neišvengiamas. Aš o šito bijau. Aš bijau, kad norėdami paslėpti ten, sakysim, tas vagystės ES biudžeto, visokias šitas koroninės išlaidas ir taip toliau, aš manau, kad mes galim būti privesti prie karo. Jo, taip susidarys tokia situacija, kad ir ne viena pusė nenorės nusileisti, tarkim. Visi bus, kaip sakoma, labai principingi ir dėl to karas bus neišvengiamas. Todėl aš ir sakau, kad iš politikų aš tik tai vieną matau, kuris galėtų tą eskalacijos kreivę biškį, jeigu nenuleisti į apačią, bet sustabdyti. Sakysim, Žemaitaitis gražiai kalba, bet, žinot, politikas, kuris pakeitęs partijas, sužlugdęs partijas, daug kartų jo ten, jau. Tai, sakysim, ir jisai 20 metų politikoje, jisai galėjo kažką pakeisti per tą laiką. Jeigu žmogus, sakysim, su kiekvienu rinkiminiu ciklu vis kažką naujo turi, o žmonės kaip tos gūpios žuvytės viską užmiršta, aš netoks esu gražbylys, kaip jam reikia nulenkti galvą, jisai Žemaitaitis tai moka. Jo, jis demagogas, tarkim. Gerai, ačiū už komentarą.